Sveiki, mėlyjeji klausytojai, kas naujai prisijungėt, kas sugrįžote, ką tik buvo laida terapinės istorijos su Tautė Šumskė, kuri pasakojo apie valgymo sutrikimus. Ir dabar mes turėsime su gydytoju daktaru Julium Neverausku tokį kaip ir šiek tiek tęsinį, ne visai, bet mes darysime terapinę simuliaciją, kur Julius, kaip ir visada mūsų šitose laidose, bus visiškai spontaniškas, jisai iki šiol nežino kokią klientę aš vaidinsiu. O aš vaidinsiu klientę, dėl ko tai susiję yra, tai šiek tiek papasakosiu, kad apskritai valgymo sutrikimai yra siejami su poravimusi. Kaip čia sakant, kad man labai svarbu, kaip čia, aišku, daugybė yra sluoksnių ir mes dabar nesigilinsim, bet vienas apie tai yra, kad man yra taip svarbu, kaip aš atrodau kitiems, mano išvaizda, ir aš matau nepakankamumą savo kūne ir tada bijau, kad man nepavyks susirasti antros pusės. Ir šitą klientę, kurią aš dabar vaidinsiu, aš galvoju iš pradžių vyrą, bet galvoju, gal ne taip bus tikroviškai, tai tiesiog moterį vaidinsiu, kuri susiduria dėl išvaizdos didelių tikrai sunkumų, negali susirasti savo partnerio ir apskritai nepriema savęs, nepriema savo kūno, nepriema savo išvaizdos. Taip, tai labas. Tai apie tai bus labas Juliau. Ačiū labai, ar tu pasiruošęs? Aš esu pasiruošęs ir labai sveikinuosi su visais ir dėkoju, kad žmonės domisi ir žiūri mus ir stengiasi sužinoti daugiau. Aš irgi labai esu dėkinga. Ir dar tai trumpai pasakysiu, gal kažkas tai pirmą kartą klausote, tai šitos terapinės simuliacijos, tikrai puikiai pavyksta iš tos pusės, kad kadangi Juliui pavyksta įeiti į vaidmenį, visiškai pamiršti, kad aš čia kažką vaidinu ir būti autentiškų terapeutų, tai yra vienintelė medžiaga, kur galima taip pasižiūrėti pro rakto skylutę arba dar labiau į terapiją, į tokį susitikimą. Ir Julius veda konsultacijas, kur būna viena konsultacija apie kažkokią tai žmogaus problemą ir gali žiūrėti tik tai psichoterapijos studentai po diplominių studijų, kurie mokosi iš jo. Ir čia mes atradom tokį būdą, kaip parodyti visiems. Tai viskas, čia aš baigiu su tam įžangom. Paklaus, Marija, noriu, o ta moteris objektyviai kaip atrodo? Objektyviai, taip. Tai aš dabar puikiai ir paaiškinsiu, jinai objektyviai iš tiesų yra turinti antsvorio ir yra, plaukai ten jinai papasakos, kad tai yra perukas ir jinai, iš tikrųjų nėra pagal standartus tam kažkokius tai grožio, tikrai nėra patraukli moteris. Gerai, tvarkoj. Tai kai užsidedu kepurę, aš esu tada vaidinu klientę, kai nusiemu, viskas jau aš tada Marija. Gerai. Labą dieną. Labą dieną. Aš nežinau... Nežinau, nuo ko pradėti. Nežinau, čia gydytojų, jūs mane čia taip priėmėt tam kartui, aš taip jaudinuosi, tai nežinau, gal nuo ko turėčiau pradėti. Mes pradedam dažniausiai nuo kliento problemos ir klientas apibūdina problemą ir paskui mes sprendžiam, kaip galima tam klientui padėti pačiais geriausiais būdais. Tai ir šį kartą galim taip veikti. Tai aš taip spėju, kad problemą jūs pamatėt, vos aš tik tai užėjau ir jums pasirodžiau. Ir man gėda kažkaip ir noriu slėptis, bet taip pasižadėjau savo, kad būsiu atvira su jumis. Tai yra dėl mano išvaizdos, dėl to, kad labai kompleksuoju dėl savo išvaizdos, suprantu ir objektyviai, kad tikrai nekaip atrodau. Beje, dar turiu tokią ligą, dėl kurios man slenka plaukai, čia yra perukas, aš esu su peruku. Galvojau, gal net nenusiimsiu, nerodysiu jums, bet tai yra tokia bėda ir kaip ir baisiausias dalykas, kuris man neduoda dabar ir naktį miegoti, ir aš nuolatos apie tai galvoju, kad aš nesusirasiu antros pusės. O aš esu labai, tikrai, kaip čia pasakius,
alkana. Ir labai jau norėčiau sukurti kažkokius santykius iš visų pusių. Ir aš tiesiog matau ten tos vyrus praeinančius ir svajoju, bet ir suprantu, kad man jokių šansų. Man jokių šansų ir aš nežinau, kaip tiesiog man su tuo gyventi. Aš matot, kaip pamačiau jūs, tai buvau jungęs visišką smalsumą ir išvaizda man buvo tik tai vienas iš daugelio kriterijų ir man daug svarbiau buvo tai, ką jūs pasakėte, negu tai, ką aš mačiau. Ir iš viso, aš žinau labai mažai vietų, kur žmonės vertina pagal išvaizdą. Galbūt kokie nors grožio konkurso žiūri, bet kiek aš žinau, tai net ir tenais tavo išvaizda gali būti labai specifinė. Ar jūs žinot, kad grožio konkursuose šiuo metu madingi žmonės ir moterys ir vyrai, kurie nėra standartiniai gražuoliukai, tie tokie iš ankstesnių glamūrinių žurnalų. Ar teko girdėti apie tai? Ne, tiesą sakant, neteko. Aš tik tai tuos senus mačiau, po to aš tiesiog negaliu žiūrėti, nei tas madas, nei stengiuosi nežiūrėti. Bet seniau matydavau, tai aišku, kad tie standartiški. Taip, tai šiuo metu keičiasi žmonių skonis ir keičiasi net šitoj vietoj, o visos kitos vietos, tai aš manau, kad iš tikrųjų yra daug svarbiau tas būtent žmogaus ir asmenybės kompleksiškumas. Taip, tai... Bet tai gydytojau, tik tai jūs mane sakykit, prašau, jūs mane šiandien negąsdinkit ir nesakykit, kad išvaizda nesvarbu yra, nes aš tikrai puikiai matau, kad ta išvaizda yra labai svarbu, žmonės į mane, nežinau, nuleidžia akis, man atrodo, kad tai ir yra visa problema. Išvaizda gali būti svarbu, priklausomai nuo to, kiek tas kitas žmogus teikia tai išvaizdai svarbos, taip? Tai aš asmeniškai prisimenu savo jaunystę, tokią visiškai, kai aš ieškojau irgi merginos, tai aš asmeniškai nekalbindavau tų tokių gražuolių. Už tai, kad man jos atrodė kažkokios tai tuščios, gal truputį puikybei, gal tokios nepasiekiamos, gal aš taip galvojau, kad jos kažkokios blogos, blogo charakterio ir taip toliau. Tai aš vengiau tų gražuolių. Tai aš tiesiog manau, kad skirtingi žmonės turi skirtingus poreikius ir skirtingus grožio vertinimus. Ir pats grožis, tai jisai gali labai priklausyti nuo žmogaus, pavyzdžiui, nuotaikos, nuo mimikos, nuo akių žvilgsnio, nuo žybsėjimo akise, nuo balso, nuo kūno kalbos, nuo pantomimikos, nuo daug visokių dalykų. O kaip jums atrodo? Kai taip sako, tai kažkaip taip man linksmiau širdį, šiek tiek, nors aš aišku, nežinau, ar kaip ir galvoju, kad gali jūs iš dalies tiesą sakyti, iš vienos pusės, kad, iš tikrųjų tas, bet jeigu jau, kaip aš, pamatytų, pavyzdžiui, kad aš esu iš tikrųjų plika, nusimčiau aš tą peruką, taigi iškart nuo manęs pabėgtų. Ir aš galvoju, ką aš turėčiau daryti, kad koks nors vyras manęs norėtų, kokius performansus. Nežinau, turbūt, kad nelabai įmanoma. Aš nemanau, kad jums reikia ką nors daryti, kad koks nors vyras jūsų norėtų. Aš manau, kad jums reikia sutikti vyrą, kuris jūsų norės. Sutikti tą vyrą. Nes vyrų yra labai daug, jie irgi labai skirtingi ir skirtingo grožio, ir skirtingų įsitikinimų, ir daug skirtingų dalykų turi. Ir pats grožis, aš tiesiog noriu jūsų pasklausyti, kas jums yra grožis, nes aš kaip suvokiu, jūs matuojat, kad plaukų neturėjimas yra negrožis, bet aš žinau, kad daug labai moterų, kurios specialiai nusiskuta plaukus ir žymių visokių ten, kurios nusikeria plaukus arba nusiskuta, kad būtų plikos. Ir kai kurios čia dėl to, kad jau draugė serga kažkokia tai onkologinė liga, čia buvo tokios mados, gal teko girdėti, kur nusikerpa plaukus. Man asmeniškai visai įdomios moterys, kurios neturi plaukų, man asmeniškai taip. Tada pradeda ryškėti kitos detalės, nes kai vienas grožio
elementas yra daleis nestandartinis, žmogus pradeda tyrinėti kitas dalis. O kas jums yra grožis? Man svarbu, ką pasakėt, žinot, kad gali būti ir tie pliki plaukai, nes galvojau visą laiką, kad moteriškumas tai yra būtent, plaukai, tai yra moteriškumas. Man grožis yra dar žinoma lieknas kūnas, kur man niekaip nepavyksta, aš su tom dietom. Šiaip iš tikrųjų, tai gal aš net ir prašyčiau jūsų kokių nors dietų patarimų, nes, jūs gal man ten pasakytumėt, nes yra tas, kad tikrai aš, nenumetu to svorio, kiek norisi man, ir tas, ir kūnas tas, kas man nepatinka manyje, tai pagurklis, kūnas, tas viršsvoris, ir aišku, tie plaukai. Jo, tai kalbant apie svorį ir grožį ir tas santykius, ir romantinius santykius, ar teko jums matyti kokių nors moterų, kurios yra stambesnės, bet jos vaikšto su, daleiskim, kažkokiu tai vyru, turi vaikų laimingai, arba vyresnės moterys su vyru, vaikšto ir abudu patenkinti, matosi, kad abudu gerbė vienas kitą, myli vienas kitą, kad jie vienas kitam svarbus. Ar teko matyti tokių porų? Aš galiu pasakyti, kad man teko matyti porų tokių, bet aš visą laiką pagalvodavau, kad turbūt vargšė ta moteris, vyras jos nemyli ir išdavinėja. Štai pagalvoju, nors ir atrodo jie visai laimingi, bet negali būti, kad su tokia apkūne moterim būtų vyras. Nes aš tai pažįstu net, ir mano artimųjų tarpe yra stambesnių, bet taip jau rimtai stambesnių, už jūs 1,5 karto stambesnių žmonių, moterų, kurios turi tikrai puikius santykius. Tai labai individualu. Gali tai būti, kad kažkuriam tai vyrui jūs pasirodysite nepatraukli, bet lygiai taip pat gali būti, kad kokia nors gražuolė jums ta moteris labai gražuolė gali pasirodyti nepatraukli. Ar tuo tikit, ar ne? Aš tiesiog, ar jums atrodo, kad jeigu graži moteris, tai visi vyrai ant jos jau puola kaip kokie skėriai, ar ne? Man tai tiesą pasakius, tai taip atrodo, arba gal tiksliau atrodė iki šiol, kol kalbėmės, nes, man atrodo, gražios moteris visi vyrai geidžia, iš tikrųjų, taip ir yra, bet, jūs sakot, kad gal yra kažkokių vyrų, kaip jūs pats savo pavyzdį sakėt, kai kurie bijo. Kai kurie vengia, kai kurie net truputį vadina blondie. Aš žinau, žinokit, yra statistika, kuri rodo kompanijose, kad gražios moterys sunkiau daro karjerą ir mažiau uždirba už negražias moteris. Kaip vertina žmonės, tas grožis, kaip mes žinom, yra toksai individualus dalykas, bet tos, kurios yra gražesnės, statistika, čia rimta statistika Jungtinėse valstijose, mažiau uždirba, nes jom yra metama etiketė blondinė ir taip toliau. Ir esu tą matęs praktikoje ir Lietuvoje, kai gražios moterys vadinam, čia blondinė, čia kažkokia tai čia gražuolė, karjerą daro per lovą arba dar ten etikečių labai daug yra. Tai aš norėčiau pereiti, jeigu mes galim pereiti, sakyti šito, kad tokio vertinimo, jūs galite pasakyti, kad jūs nesate graži, arba pakankamai graži. Man net norisi tą žodį pakeisti, jūsų žodį graži, aš noriu pakeisti į savoką pakankamai graži tam, kad sukurti romantinį santykį. Manau, čia labai esminis, aš jums siūlau esminį pokytį jūsų sąmonėje. Ir to, kad ar aš graži, ar aš negraži, keisti, ar aš esu pakankamai graži, kad sukurčiau romantinį santykį su tinkamu vyru, ne su bet kokiu vyru, bet su tinkamu vyru, su tuo vyru, su kuriuo aš galėsiu tenkinti savo poreikius. Kaip jums tas skamba? Kaip jums tas skamba? Kažkaip geriau skamba. Kai dabar šitą pasakėt. Aš tik tai noriu pasakyti, o jūs esate matęs filmą Partelope?
Partenopė, kur ten ta nuostabiai graži moteris. Ir aš tiesiog žiūrėjau ją visą laiką, man buvo taip, nu taip, net gėda po to išėti iš to filmo, bet aš galvau, kaip gali būti nelaiminga, kai esi tokia graži, čia yra toksai laimės šaltinis būti tokia.